šiandieną mūsų tema labai rimta - išsakyti ir neišsakyti mamų lūkesčiai. Tai būčiau ta, kuri valo dulkes kiekvieną dieną savo norų. Mano mama norėtų, kad aš būčiau panašesnė į ją. Geras, nori patarimo, kurio tu neprašai. Ir mano mama visą laiką sako, tai gal pabūk šį savaitgalį jau namie, gal jau užtenka. Tai O klausyk, kiek šitose tavo svajonėse yra tavo mamos lūkesčio procentais? Kai mamos lūkesčiai yra per dideli ir labai aiškus paaugliai, gali atsitiks vienas iš dviejų dalykų. Gal tu turi instrukciją? Labas, aš Jurga, Upės merginų ir mamų akademijos Uma mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, mes šnekame su geriausiamis Lietuvos paauglystės ekspertėmis, pačiomis paauglėmis. Ir štai aš čia, Fausta. ir Liepa. Ir Liepa. Ačiū, mes nepasiklausiau iš anksto. Labai gerai, dėkoju tau. Netaip jau lengva atsiminti žmonių vardus. Aš kartais jaučiuosi, žinai, taip kvailai, aš paklausiu vardo ir nepraeina ne 3 sekundės ir aš jau būnu pamiršus. Ir tada galvoju, kad labai nejauku yra klausti iš naujo ir dar galvoju, kad žmonės turi lūkestį į mane, kad aš jų vardą prisiminsiu. Čia tas pats, kaip sako, kad metų negražu klausti, tai čia jums gal irgi toks panašus dalykas. Man atrodo, kad man jau drąsu pasakyti tokį dalyką. Gerai. Tai mes šiandieną čia ir šiandieną mūsų tema labai rimta. Išsakyti ir neišsakyti mamų lūkesčiai. Ir ką jie daro su mūsų paauglėmis, kokią įtaką daro jų savijautai, kokią įtaką daro jų pasirinkimams. Bet prieš tai mes turime po susipažinimo klausimą. Ir čia prieš mus ant stalelio guli klausimai iš 108 klausimų kaladės. Merginos, čiupkit po vieną. Tai kada labiausiai jautiesi vieniša? Nu čia gal, tipo, kai visiškai neturiu į ką atsiremti ir visi savo dienomis turi kažką susiplanavę, kažką veikia, nesinori trukdyti. Ir tu toks tada sėdi ir galvoji, o tai ką man paskambinti, ką man parašyti, kas man padės. Tai va tuomet jaučiu ir jautiesi tas toksai, kad nežinai į ką atsiremti. Aišku, visada yra šeimos nariai, bet pavyzdžiui, jeigu dienos metas, tai taip nesinori trukdyti, nes tu žinai, kad jie susikaupia, dirba savo darbus ir kažkaip tada lieki su savim ir tokiu atveju man labai gelbėjo mano užrašinė. Tai vat, tuomet. Ačiū, kad sakai. Gal kažkas, kas klausosi, irgi įsigys užrašinę ir pradės savo nerimą arba ilgesį arba vienatvę rašyti ją. Ko nesupranta suaugusieji? Aš manau, kad suaugusieji, jie nesupranta, kada jau pokalbis baigėsi. Geras. Išplėsk. Aš galiu jums duoti tik tais pavyzdį. Pavyzdžiui, kai aš ir mano mama diskutuojame arba vyksta koks nors barnis, man jau rodosi, kad jau tema baigėsi, jau visiškai nebėra ko pridėti ir mano mama vis tiek kažkaip sugalvoja kažką pasakyti dar kartą. Reiškia, tu nežinai, kada jau gali palikti mūšio lauką. Taip. Taip, labai gerai. O nuo tos akimirkos, kada tu nusprendi palikti mūšio lauką, kiek dar gali tęstis pokalbis? Čia jau priklauso nuo žmogaus, nuo suaugusio, su kurio tu kalbi, nes mano mama, tai jinai galėtų net su savim, su siena kalbėti. Kaip gerai, kad turi su kuo pasikalbėti. Jėga. O kiek tu norėtum, kad truktų toks pokalbis? Priklauso labai, ar tai koks pokalbis yra, ar barnis, ar kokia diskusija, ar ten juokai. Tai jei barnis, tai aišku, kuo trumpiau. Jei diskusija, tai irgi priklauso nuo temos. Geras, nori patarimo, kurio tu neprašai? Noriu. Susiraskit smėlio laikrodį. Susitarkit su mama, kad kai atsitinka koks nors karštas pokalbis,
jūs pasistatote tarpusavį smėlio laikrodį ir kad kalba tik tol, kol išbėga paskutinė smiltelė. O paskui nebekalba. Pabandysit? Pabandysim, būtinai. Jūs irgi pabandykit. Labai labai padeda. Gerai, mes tada grįžtam prie mūsų šios dienos temos, prie lūkesčių. Liepa, kaip tau atrodo, jeigu tu galėtum būti tokia, apie kokią svajoja tavo mama, vat, tavo mamos galvoje pats tobuliausias, gražiausias paveikslas. Kokia tu būtum? Tai būčiau ta, kuri valo dulkes kiekvieną dieną savo norų. Eina, sriubliuoja, šveičia, viską valo, visus namus ir nereikėtų pasakyti, kad Liepa, susitvarkyk nuo kėdės, pasiimk tos rūbus, susikabink gražiai spintą. Liepa, prašau, gal galėtum ten su šuniuku išeiti į lauką dažniau, ten pabūti. Liepa, gal galėtum namus prasirbliuoti. Ta tokia, kuri viską klauso, ką mama sako ir daro savo norų, eina ir daro, kad nereikėtų niekada priminti. Ir aišku, kad daugiau namuose būčiau, aš labai nemėgstu būti sėsli ir sėdėti vienoje vietoje. Man reikia daug žmonių, man reikia skirtingų nuotaikų, skirtingų veidų, skirtingų outfitų tokių. Ir aš negaliu būti vienoje vietoje, nes mane pradeda erzinti. Aš jaučiuosi nebe savyje, kažkaip tada negerai išeina. Ir mano mama visą laiką sako, tai gal pabūk šį savaitgalį jau namie, gal jau užtenka. Ir aš sakau, ne, mama, aš susitariau su draugė, aš jau pasakiau. Ir jinai tada sako, o tai kodėl tu su manimi nepasitari? O man kažkaip taip jau net nelabai norisi būti namie ir aš tada nebežinau, kur dingti, nes jeigu aš pradedu būti ilgai namie, aš pradedu kelti kažkokį konfliktą su mama, nes mane pradeda viskas erzinti. Tai toksai, kad nebūtų tų konfliktų tarp mūsų, aš randu tokią išeitį kažkur pabūti ir tada grįžti namo, kad nesukelti to tokio vijurko ir audrų namuose, kad tiesiog nespykti. Geras, užfiksuojam. Tu gali man papasakoti apie tobulą Faustą savo mamos galvoje? Tobula Fausta, mano mamos galvoje, tai turbūt būtų tokia pat kaip ji, tokia, kaip Liepa sakė, vijurkas. Bet ne namuose, o gyvenime. Mano mama yra labai energinga, ekstravertiška, jinai nebijo pasakyti savo nuomonės ir aš manau, jinai labai norėtų, kad aš ir tokias savybės turėčiau. Aš tas savybės, aš pasiginčiau, kad aš tas savybės ir turiu, tik tais aš jas savaime atskleidžiu. Ir dėl to, kad aš tiek daug nesavanoriauju arba neturiu tokios geros iškalbos kaip ji, ar ten gal, kad aktorinę nelankiau, manau, mano norėtų, kad aš būčiau panašesnė į ją. Ir labiau reikščiau savo nuomonę ir būčiau iškalbingesnė. Tai aš manau, tai. Gerai. Įsivaizduok tobulą Liepą po 15 metų. Kokia aš būčiau? O taip, ką tu turėtum studijuoti ir kaip turėtų susiklostyti tavo gyvenimas? Jeigu šito būtumėt paklausiusi prieš metus, sakyčiau, studijuočiau dermatologiją, nes nuo pat vaikystės jau aš žinau, kad man ta sfera, va čia aš tiesiog jaučiu save. Bet prieš porą savaičių mūsų mokykla važiavo į universitetą ir tenai papasako apie naują sferą, ir aš taip galvoju, va čia, aš matau save, aš pamačiau tą universitetą, aš pamačiau tą jauną moterį, kuri mums pasakojo, jinai buvo 4 kurso studentė ir jinai ten papasako apie komunikacijos sritį, nes man labai patinka aplink žmonės būti ir aš taip galvoju, aš taip sėdžiu, galvoju, mąstau, kaip aš norėčiau čia būti po kažkiek metų, tai studijuočiau būtent tą tokią sferą, tenais tiksliai nepamenu, kaip vadinasi, bet su komunikacija. Ir tada važiuočiau, pasimčiau tą tokį, kaip vadinasi, mainų programa, Tai mainų programai važiuočiau į Paryžių, nes taip noriu į Paryžių, ta prasme, čia toksai meilės miestas, atrodo kiekviena mergaitė taip svajotų aplankyti, toksai iš filmukų dalykas.
bet norėčiau į Paryžių arba kažkur į Prancūziją, labai mane tenais traukia, tai vat studijuočiau tenais mainų programai, tada grįžčiau į Lietuvą, atsidaryčiau kažkokią savo, nežinau, dirbtuvės, kuriuose aš jausčiau savimi, turėčiau nuostabų kolektyvą, kuris nebijo ekspromptų, vat kažką sugalvojau ir darau, ir važiuojam, chebra, mes va šitą padarysim. Tai norėčiau tokio kolektyvą, norėčiau, kad būtų artimi draugai, kurie dabar galvoju, kad yra man artimi žmonės. Norėčiau, kad jie išliktų. Aišku, kad labai buvo daug patirčių per šiuos metus man ir supratau, kad žmonės, kurie man buvo patys artimiausi draugai ir svarbiausi tuo tarpu, visiškai paliko mane. Ta prasme, jiems atrodo net nebeįdomu, kas pas mane gyvenime ir taip labai skaudu buvo ta vieta, bet aš supratau, kad žmonių yra įvairiausių ir kad čia tiesiog yra toks gyvenimas ir kad žmonės ateina, žmonės išeina. Tai norėčiau, kad atsirastų tie žmonės, kurie mane palaikytų, būtų visą laiką šalia ir sakytų, Liepa, aš žinau, kad tau dabar yra sunku, bet tu pagalvok, kad jeigu tu dabar susijimsi, sugriepsi save į vadžias ir padarysi tai, ką reikia padaryti, tu vat gal po savaitės sėdėsi Bahamose su pinakolado kokteiliuku. Tai... O klausyk, kiek šitose tavo svajonėse yra tavo mamos lūkesčio procentais? Nu, mažai. Nu, jinai nori, kad aš studijuočiau tokią sferą, kur aš gerai uždirbčiau, turėčiau patogią gyvenamąją vietą, kad viskas būtų tvarkoje, sveikata ir taip toliau. O man taip norisi ekstremo, kad taip aš nežinočiau, kas bus. Nu, man taip patinka tokia biški intriga, tai sakyčiau, nu, kokie 30%. Dieve padėk. Fausta, klausyk, o kaip? Žinai, va, tu girdėjai Liepą, tą tobulą Liepos paveikslą po 15 metų, o tu gali man papasakoti, kaip tavo mama įsivaizduoja? Arba įsivaizduotų, kaip tau atrodo, kaip jį įsivaizduotų tave po 15 metų? Po 15 metų, tai pirma mintis, kas šauna į galvą, tai studijuoju, baigus studijas Austrijoje, Vienoje, moku tobulai vokiečių kalbą, kažkur ne Lietuvoje įsitaisus ir turiu savo verslą. Bet būtent savo verslą ir aš dirbu savo ir aš įdarbinu žmonės, o ne esu pati įsidarbinus. Ir aišku, man labai sekasi ir man labai daug klientų, nežinau. Ir turbūt tas visas mano biznis turėtų būti susijęs su daile, nes aš dabar lankau dailės mokyklą ir aš kaip įsivaizduoju, mano mama nenorėtų, kad aš meščiau kažkur tą dailę į šalį, kad neatsiskirčiau turbūt nuo šeimos taip toli. Žinau, mano mamos ir mano pačios svajonė yra, kad mano sesė gyvena, pavyzdžiui, Italijoje, aš kokioj Šveicarijoje, o mano mama kokioje Ispanijoje. Ir mes kiekvienais metais, mes esam taip pasiturinčios, kad mes per Kalėdas galime, aš sakysiu, mama, aš tau nupirksiu bilietus, tu skrisk pas mane į Šveicariją. O per Velykas mano sesė sako, mama, davai aplankykit mane Italijoje. Kiek visame šitame paveiksle yra tavo svajonės? Procentais? Procentais gal 75. O, ja. Tai jums visai neblogai sekas. Visai neblogai. Žinot, merginos, aš pažįstu tiek suaugusių moterų, kurios turėdamas viską, ką gali turėti žmogus ir ko gali geisti iš gyvenimo, vis dar stengiasi įrodyti savo mamai, kad ji yra verta jos meilės ir jos lūkesčių. Ką jūs galėtumėt patarti mamoms, kurios augina paauglės dukras ir iš tiesų primeta joms truputį savo svajonių, savo baimių, savo troškimų, savo kažkokių neišsipildžiusių jaunystės lūkesčių. Gal turite jom kokių instrukcijų?
Aš manyčiau, kad reikėtų pasitarti su savo dukra. Labai gerai pasitarti, atsisėsti ir sakyti savo planą ir tada paklausti jos planą. Ir tada suvesti bendrą vidurkį, kiek išeina procentais, ko jūs abi norit. Ir tada išeina pats geriausias toksai variantas, kur abiem būtų patogu ir mama šiek tiek ir savo tų tokių jaunystės, nes gal nebuvo finansų ir šiaip neturėjo laiko. Ir išpildytų savo dukroj ir pati dukra siektų to, ko jinai nori, tai, kas jai yra malonu, patogu, jinai užsidega, jaučia tą liepsnelę, kai jinai tai daro ir tada, va tada tai būtų labai gerai. Aš net nežinau, kaip reikėtų kalbėti, jeigu aš kalbėčiau su savo mama, nežinau, kur šitas pokalbis nueitų, man pačiai šiaip gal visai ir būtų įdomu išgirsti jos svajonę, bet manau, kiekvienai mamai ir dukrai reikėtų šitą pabandyti. Čia toksai slaptas receptas ir gal išeis geras mėginukas. Aš mamos girdžiu gerus namų darbus. Tikrai rekomenduoju prisėsti su savo dukromis ir susilyginti, susivienodinti žodynus, ką jums reiškia jos ateitis, ką jai reiškia jos ateitis. Būkit geros, pasidalinkit šito namų darbų su kitomis mamomis, nes tos mamos, kurios augina dukras, joms tai yra beprotiškai svarbu ir labai labai naudinga. Kur tavo instrukcijos? Aš pritariu su Liepa, reikėtų tikrai susėsti kokį vakarą, paatvirauti ir nusistatyti bendrų jūsų svajonės ir tikslus ir ko jūs siekiate gyvenime ir ne tai, kad susilyginti ir vidurkį rast, bet, manau, reikėtų mamai pasakyti savo dukrai, ko jos bijo, kaip tik. Pavyzdžiui, ten su netais draugais susidraugaus ir ten, pavyzdžiui, kokius narkotikus pradės vartoti. Ir reikėtų dukrą informuoti tokią informaciją ir žinot, kad, ne tai, kad žinot, bet pasakyti dukrai, kad aš bijau, kad taip gali nutikti, bet mano nuomonė visiškai nepasikeičia apie tave. Kas atsitinka paauglėms, jaunoms merginoms, kuomet mamos joms kelia didelius lūkesčius? Tada, ta prasme, prarandi save, paskesti tose lūkesčiuose. Visiškai atrodo taip sunku save surinkti iš tų dalelių, kad nebežinai, ką daryti. Ir tada eini, kalbi su draugiam ir dar tas labai dalykas, tai kad mamos kelia didelius lūkesčius, kiša koją kasdienybei ir kiša koją jų santykiams. Ta prasme, dukra nebegali pasitikėti savo mama, nes atrodo, kad jinai įspraudžia į tikslius rėmus ir jeigu tu nebūsi ta tobula dukra, jeigu netilpsi rėmuose, tu juose suplyši, tai viskas. Ta prasme, mama nebegalės į tave pažiūrėti ir ką tada. Ir tas dalykas, kai tu nuvili savo mamą, atrodo, visko pasitaiko. Ta prasme, visiems visko būna, bet tas žvilgsnis ar ten jos kažkokia frazė, kuri tau yra numetama, labai kerta. Ir toks sėdi tada kambarį ir galvoji, aš galėjau gal truputį ir geriau pasistengti, gal galėjau daugiau padaryti, bet iš kitos pusės aš dariau viską, ką aš galėjau. Tai net nežinau. Labai labai tau ačiū. Aš manau, kad kai mamos lūkesčiai yra per dideli ir labai labai aiškus paaugliai, gali atsitikti vienas iš dviejų dalykų. Tai kai dukra bando tos lūkesčius įveikti ir sekti tos lūkesčius ir padaryti taip, kad mama jais didžiuotųsi ir atitikti visom savo mamos ribom. Ir kas būna, tada paauglė tiesiog, jinai palūšta, tai čia jie ir būna kokiuose moksluose, reikia mokintis vien tik 10-ukais, įstoti kokius universitetus, vis tiek tas spaudimas bus ir jei tu ten kokį 5 gausi, labai paveiks tave emociškai ir tiesiog nuo krūvio tu lūši ir gali kartais net neatsikelt. O antras būdas, kas gali būti, yra, kad dukra visiškai atvirkščiais darys kaip mama. Nes, pavyzdžiui, mamos lūkesčiai yra, kad dukra nerūkytų. Ir dukra specialiai eis draugaus su tais draugais, kurie rūko, darys specialiai taip, kad visiškai priešingybė mamai.
Ir vat aš dėl to ir manau, kad reikėtų išsikalbėti vis tos tikimybės ir viltis ir surast bendrą tikslą. Perdegimas, savo savasties pametimas, santykių nykimas. Visa tai gali būti jūsų, mielos mamos, per didelių lūkesčių savo dukroms iškėlimo priežastis. Aš tikiu, kad jums taip nebus. Aš tikiu, kad jūs išgirsit šitas nuostabias jaunas merginas, geriausias Lietuvos paauglystės ekspertes ir jūsų gyvenimas su savo paauglėmis bus tik gražesnis ir geresnis. Tai noriu palinkėti jums nuostabaus vakaro arba ryto ir susitiksime vėl, kad dar ir dar kartą surastume instrukcijų, kaip gyventi truputėlį paprasčiau. Ačiū. Iki. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar Kokios jūs geros. Oh my God. Ačiū jums, sakai. Dėkui jums. Kokios geruolės.